Mes tiesiog norime užduoti keletą klausimų, kurie mums yra svarbus ir mes nežinome atsakymą. Klausau. Labas, Samanta. Klausau. Labas, Samanta, sakau. Balsas dreba. Labas, Samanta, kaip tau sekasi? Puikiai. Mes tavęs pasilgom? Išleido? Nesupratau. Kaip tau sekasi? Ne, aš tiesioginiam, Lietuvoje tiesioginiam nepasakosiu apie savo gyvenimą. Tai mes netiesioginiam esam. Gali įsijungti radiją, jeigu nori pažiūrėti. Neklausau iš visų. Nu tai sakau, netiesioginiam esam. Dabar. Klausyk, Samanta. Aš nuo tos dienos, kai paskutinį kartą kalbėjomės, mes realiai pažįstam vieną tokį žmogų, kuriam visada paskambinam. Tai yra toks didysis O. Jisai visada pasako apie žmonės tam tikrą dalyką, ką jis apie juos galvoja. Mes labai norim dabar supažindinti tave su juo ir mes jam paskambinsim. Nesupratau, kokiu klausimu jūs man paskambinat? Aš tau viską tai papasakosiu. Ar tu nelabai nori su manim kalbėti, Samanta? Aš tavęs pasilgau. Iš visų kalbos velksinos paprastai to nesimatydavo. Kaip nesimatydavo? Matydavos visada. Visada matydavos. Kur tu esi dabar? Nesvarbu. Lietuvoj? Ne, aš Lietuvoj būsiu tik birželį arba gegužės mėnesį. Tai... Birželį, bet galiu ir gegužę. Pažiūrėsiu kaip. Tai gegužė bus radistų gimtadienis Nidoj, gal galėtum atkeliauti? Arba, nežinau, arba birželio pradžioje bus, arba gegužės gale. Nežinau. Samanta, norėjau supažindinti tave su didžiuoju O. Jisai turi tau vieną klausimą užduoti. Ir norim, kad tu jį atsakytum. Aš tarsi nežinau, ką man čia balsas. Na? Что да, оппозиция пыталась захватить государственную власть неконституционным путем насилия. Саманта, ты kalbėk. Klausau tavęs, Justai. Батька одного завиноваченого Александр Клашковский радовался заявы про уявную спробу перевороту прогучали с самого верху уладной пирамиды. Kaip jums sekasi? Министерство внутренних справ полтора. Didžiajam O sekasi visada puikiai. Neatsibodo Lietuva. O tau? Ne, aš klausiu, neatsibodo Lietuva. Nėra per daug nuobodų. Man ne. O tau? Aš seniai nejoju. O kur tu? Kas? O kur tu esi? Taigi sakiau, 100 kartų. Prancūzijoje? Taip. Paryžiuje? Didysis O sako, kad ne. Jūs visada viską geriau žinot. Lietuviai visada viską geriau žino. Didysis O žino viską. Paklaus manęs bet ko ir aš tau atsakysiu. O. Šeštadienį, Samanta, aš Paryžiuje buvau beje. Nu ir ką? Nu tai galėjom susitikti, ko nepasakei. Kaip aš su tavim susisieksiu? Laiškais. Gerai. Didysis O tavęs klausia. Klausau jūsų. Klausia. O tau viskas gerai yra? Kuris Paryžiaus popiežius gyveno pirmiau. Aš ne prancūzė. Linas, šventasis Analketas ar šventasis Anicetas. Gerai, aš žinokit, aš tada dėsiu ragelį, jeigu mes vis tiek normaliai nekalbam, o man paauglių šau nereikia. O ko tau reikia? Didysis O deda ragelį. Didysis O supyko. Didysis O supyko ant tavęs. Samanta,
Kaip tu taip gali elgtis, klausyk? Prisiprašiau į eterį. Samanta, Justas gyvena labai labai puikiai iš tiesų. Tik tai miegučio trūksta. Nes labai daug dirba. Ir mylisi su kitom. Aš tikiu. Bet tai ir tu su kitais miegi. Taip. Ne. Tu miegi, Samanta. Iš kur tu žinai? Jaučiu iš balso. Kodėl? Kaip čia supras, kaip iš balso galima jausti? O žinok, Jonas ant šitų dalykų turi labai gerą ausį. Jisai išgirsta iš merginos balso ir praktiškai gali dienų tikslumu nusakyti, kada mergina turėjo seksą. Žinok, rimtai, man atrodo, kad kai Dievas dalino, jis paprašė Dievo supergalios ir ką gavo. Lygiai taip pat kaip aš galiu atspėti, kokios spalvos kelnaitės vas mergina. Va, Samantėlė. Tiksliai pamiršau, jūs juk viską žinot, visą žiniai pasaulio. Nu, mes žinome kai kuriuos dalykus. Tai Samanta, papasako, kaip tavo semestras vyksta. Ne, tu man papasako, sakai, nu, pavyzdžiui, kiek per savaitę, su kiek savo lietuvaičių permėgė per savaitę? Per savaitę? Tarp 6, sakyčiau, 8. Aš asmeniškai permėgu su... Aš nuolat dabar, šią savaitę, aš miegu tik tai su 2. Kairute ir dešinute. Bet jos, žinok, labai įstringos. Jos per daug nekalba, nesigiria ir... O tu su kuo miegi? Šiuo metu nesu nieko. O kada paskutinį kartą miegoji su kuo? Seniai, neatsimenu. Vat netgi taip, o tau netrūksta juk pavasaris? Trūksta. Paryžiuje gražus pavasaris? Gražu. Kiek šilumos ten? Trūksta. Tai... Bet aš žinau, ko noriu ir man kitko nereikia. O ko tu nori? Nesvarbu. Justino Jankevičiaus nori. Beje, žinok, aš ieškau merginos labai svarbiam vaidmeniui Lietuvos televizijoje. Jo, tikrai jo. Ne Lietuvos televizijoje, bet vienoj iš Lietuvos televizijų. Ir aš kaip tik pagalvojau apie tave. Kada tu būsi Lietuvoj? Aš sakau, arba birželio pradžioje, bet kažkas gegužės galas, vidurys, nežinau. Gegužės galas, vidurys man tinka. Paleis? Jeigu gegužės vidury būtum... Arba birželio pradžia, arba viskas baigsis maždaug gali 17-18 kažkas gegužės. Dar tiksliai mes. Aišku, nes aš turėčiau tau labai rimtą pasiūlymą telike. Aš žinau, kad lietuvių telikas yra mažas ir nereikšmingas. Matai, su lietuviais nelabai nori ir bendradarbiauti. Kodėl? Man visada čia buvo blogai augti, man niekada nepatiko ar netiko, man buvo sunku, nes aš į tą lietuvaitį iš vis nepanašiai nei išorę, nei vidum. Tai tu į Italiją. Tu juodi gal? Taip, aš esu tamsi. Taip, latinuose. Latino. Nu va. Latino. O kokiam kalbom? Bet yra pusė lietuvės. Bet yra mano teisė rinktis šiais laikais. Tai yra lengva padaryti ir... Tiesiog, temperamentų skirtumai, kultūrų skirtumai, maistas nepatinka, orai netinka, žmonės per šalti neįdomus, nuobodus. Po 5 minučių čia atskridus man varo depresija. Tiesiog. Lietuva, žinok, daugam varo depresiją. O Samantėlė, matai, Justas renka vis tiek... Nėra mados. Televizijos žvaigždė, tai kokiom kalbom tu kalbi? Anglų. O Paryžiui nereikia prancūzų? Very nice. Kalbu anglų, kaip italų, bet tai pagrindai. Anglų kaip tik italų pagrindai. Buvo kursai, bet aš jas nutraukiu, nes laiko stygius. Nes vis tiek. Ir rusų. Kaip tiek, kiek vidurinį buvo išmokta. Nu jo, aš irgi kiek išmokau rusų. Gerai, klausyk, Samantėlė, tai ačiū tau labai, kad tu pakėlė ragelį. Mes žinome, kad tau turbūt čia kainuoja 1 milijoną pinigų. Bet labai dėkui tau, kad tu visgi atsiliepai. O tu paskambinai čia tik dėl biznio su manim išnaudos? Ar tau aš kažką reiškiu? Ne, žinok, aš tavęs pasilgau ir paskambinau. Tam. Samanta, tu norėtum, kad Justinas galvotų apie tave ryte, vakare, per pietus? O jisai negalvoja? Čia liks paslaptis. Aš galiu pasakyti, atskleist galiu paslaptį. Nors man Jankevičius dabar rodo, kad nesakyčiau.
Nes aš tai galvoju, nes aš tai žinau, kaip jisai atrodo. Ir nežinodama, kaip jisai atrodo, man patiko jau nuo pirmų skambučių, kiek aš per telefoną išgirdau, nes man patinka tokie vyrai. Klausimas ne apie tave dabar. Klausimas, ar Jankevičius galvoja apie tave? Nu tai aš nežinau, aš tikiuosi, kad taip. O kaip iš tikrųjų tai tik jam? Man ir mano kairutė ir dešinutė žinoti, apie ką aš galvoju tuo metu. Mes tavo net nuotraukos neturim, Samanta. Tavo net nuotraukos. Samantėlė, ačiū tau. Susitiksim ir pamatysim. O tu kitaip nenoriu? Nenoriu, nes kaip ir nelabai sąžininga, tu žinai, kaip mes atrodom, o mes nežinom, kaip tu atrodai. Tai kiek čia to laiko beliko, gyvai pamatysit? Nu jau buvai kažkada prisižadėjus, netvykai? Melagė. Tai vat. Samantėlė, ačiū tau labai už puikų pokalbį ir tu nieko prieš, jeigu mes tau dar kokią dieną paskambinsime, kaip pasilgsime. Bet tu nemyli manęs, tu nebemyli manęs. Nesakyk taip, nekalbėk taip. Kaip tu gali taip kalbėti? Ne, tai aš klausiu. Čia nebuvo klausimas, tu pasakėjai teiginį. Matai, Justas negali atsakyti. Į tokius klausimus, pavyzdžiui, gali atsakyti jo draugai. Galės manęs drąsiai paklausti. Prie ko žinai, žinai, ko aš labai nemėgstu, kai kažkokie draugai kišasi dviejų žmonių santykis asmeninis. Ir nemėgstu tokių žmonių, kurie... Draugai. Aš irgi tos pačias nuomonės šiaip, tai Jonai. Mūsų santykiai, mūsų su Samanta santykiai turėtų likti tik tarp mūsų. Bet tu supranti, tu Samantai nepasakai savo jausmų, o aš žinau tavo jausmų Samantai. Tu jai neatsakysi į tai. Jeigu Samanta manęs paklaustų, aš pasakyčiau. Tu žinai tuos jausmus ir tu laikyk juos paslaptyje. Matai, būtų lengviau man kažką sužinoti, jeigu aš galėčiau susisiekti, susikalbėti su tavim asmeniškai, bet aš to negaliu. Tai tu čia padarai dingau, o ne aš. Visada Justinas yra. Su jo telefonas įjungtas, Facebookas visada pasiekiamas. Jo, žinok, geriau tu man per Facebooką parašyk. Ar tu neturi Facebooko? Manęs ten nėra. Roberta. Manęs ten nėra. Ai, tavęs ten nėra? Ne, manęs ten nėra, aš nuotraukų nesidedu. OneLT? Ne, nėra. Ir niekada nebuvo. Net kai čia gyvenau ir mokius. 30. Aerofoto? Ne, nėra. Nėra. Nu gaila, mes taip norėjom tave pamatyti, bandom įsivaizduoti ir aš bandžiau įsivaizduoti, kad tu esi juodukė, ta prasme, kaip Lebrons. Bandžiau įsivaizduoti kaip prancūzaitė, kaip Italė, bet vis tik nesusikūrėm. Ispanija. Melisa, Congrande. Latina. Bet niekad nepavyksta susikurto paveikslo. Tik akis mėlynos, matai. Akis mėlynos? Ok. Daug geri? Ką? Nieko. Ne. Labanaktis, mažutė. Labanaktis. Mes tavęs pasilgsim. Gal.